Taigi, sveiki gerbėmėjai ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 68-ąjame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir tradiciškai pradedame laidą mūsų faktų tikrintojos Mintvitgailės eilėmis. Eilinė niekšybė. Ir vėl pasaulį mūsų sukrėtimas. Ir vėl kančiose jautrios mūsų sielos. Oranžinė beždžionė, tas kretinas, jau šaiposi iš Nelsono Mandelos. Iš Afrikos piečiausiojo krašto atvykęs įvairovės prezidentas. Žinoti negalėjo, kokie spąstai jo laukia ir kokie momentai bus jam parodyti ant didelio ekrano prieš gausų žurnalistų būrį, kurie įrodys, jog karščiausiai jo fanai jau pasiruošę išžudyti būrus. Ar galima, oranžinė beždžionė, šitaip nepaisyti politikos standartų? Nenorim mes matyti tokios tikrovės. Mes norim, kad ir tave pakartų. Ir dabar dėkojame Mintvitgailei už šitą nuoširdžią ir autentiškai išgyventą poeziją ir pereiname prie rimtesnių reikalų. Ir visi, kas seka globalius įvykius šią savaitę, negalėjote praleisti to įstabaus įvykio, kaip oranžinis vėl susidarojo su vienu pasauliniu lyderiu šią savaitę Baltuosiuose rūmuose. Ir čia buvo su atvykusiu dėrėtis dėl visų šitų prekybos reikalų Pietų Afrikos Respublikos prezidentu, kuris, irgi kaip pasiruošęs atvažiavo, atsivežė su keletą tokių celebričių, golfo žaidėjų, vietinių milijardierių, galvojo užkalbės oranžiniam dantį. Bet oranžinis iš tikrųjų surengė tokią rimtą pasalą ir užklupo netikėtai ir iš pradžių, žinoma, ko nenušvietė iš tikros spauda, tai pradžių jis irgi taip užsiminė mandagiai. Ir šito nenufilmavo kameros, ne visos kameros nufilmavo ir parodė, kaip jis mandagiai bandė paprašyti užvesti kalbą apie tai, kaip pažeidinėjamos baltųjų pietų afrikiečių teisės. Ir kai tai nepavyko, oranžinis tam buvo pasiruošęs vaizdo klipus, kur parodė vaizdo medžiagą. Ir įspūdingiausia dalis buvo ta, kur tokiame didžiuliame 100-tūkstantinėme stadione susirinkusi minia skanduoja "Kill the farmer, kill the boar". Tai užmuškite fermerius, užmuškite būrus, tokį šūkį. Ir tas šūkis jis nėra naujas, jį savo laiku mėgdavo skanduoti ir to paties dabartinio prezidento Afrikos nacionalinis kongresas, tai yra ta valdančioji partija, ir pagrindinė partija valdančioje koalicijoje. Ir šitas dalykas nėra naujas, jį aišku dabar ta visa mainstreaminė žiniasklaida siekia sumažinti tą reikšmę ir prasmę to įvykio, bet tai nėra nekaltas dalykas. Ir vienas dalykas dar, ko mainstreaminė žiniasklaida nepasako, kad neseniai prieš keletą metų aukščiausiasis teismas Pietų Afrikos tyrė to šūkio naudojimą viešuosiuose renginiuose metu ir pasakė, kad tai neskaitytina nusikaltimu, nes šūkis senas ir turi istorinę reikšmę ir visą kitą. Nors iš tikrųjų turi istorinę reikšmę, nes tas Afrikos nacionalinis kongresas, tai yra tas išsivadavimo, tarkim, nuo baltųjų priespaudos judėjimas, jis jį naudojo ilgai, tai buvo kaip tradicinis standartinis šūkis. Ir šiaip tie dalykai mums atneša tas prisiminimus iš istorijos, kad tą Afrikos nacionalinį kongresą ilgus metus rėmė sovietai, treniravo smogikus ir tas pats Nelsonas Mandela bendradarbiavo su sovietais. Ir kaip ir daugelis tų judėjimų visų Afrikoje tuo metu. Ir tiesą sakant, buvo ir iš Kinijos parama ir, kaip žinome, tos visus niuansus. Kinai ir sovietai kartais ten ir remdavo konkuruojančias grupuotės, čia buvo ir tarpusavio konkurencijos, bet bendrai jie šitą antiapartaidinį judėjimą rėmė. Ir po to, kai tas aparteidas 94 buvo panaikintas, buvo priimti įstatymai, tame tarpe ir dėl žemių nusavinimo,
Tiesa, aišku, tie visi neigėjai dabar sako, tas įstatymas, kuris leidžia atimti iš tų baltųjų fermerių žemę, jis nebuvo pritaikytas kol kas, bet tas įstatymas toks yra ir jis visada gali būti pritaikytas, kaip ir visos kitos diskriminacijos formos, kurios yra taikomos prieš afrikanerius, ir kitus baltosius, nes ne visi ten jie yra afrikaneriai, kaip žinote, afrikaneriai tai tie yra, kurie turi savo kalbą, tie yra daugiausia olandų, taipogi vokiečių, prancūzų, tų kolonistų, pavadinkime, palikuonis, bet reiktų vėlgi atkreipti vieną tokį faktelį dėmesį, kad didžioji dalis tų afrikanerių ir tų kolonistų turi gerokai gilesnės šaknis Pietų Afrikoje, siekiančias ir 19 amžiaus pradžią ir dar anksčiau negu tie dauguma juodaodžių, nes dauguma juodaodžių į Pietų Afriką atvyko jau 20-ame amžiuje iš visai kitų vietų ir tie afrikaneriai ir kiti baltieji Pietų Afrikoje yra didesni autochtonai. Čia ta tema iš tikrųjų aš labai netgi rekomenduočiau pasižiūrėti, toks solidus britų leidinys Spectator, aš dėsiu irgi nuorodą YouTube video su Elono Musko tėvu, kuris tebegyvena Pietų Afrikoje. Su Elonas Musko tėvas, ten jis papasakojo įdomiausių dalykų, jis papasakojo ir tai, kad, tarkim, kad jis, kai 16-aisiais buvo jau irgi už Trumpą, tai jam skambino jo sūnus, Amerikoje gyvenantis Elonas ir kitas sūnus, kuris tarp kitko ten su visokiais kripto labai ten aktyviai žaidžia, Kimbalas, man atrodo, tas Elono Musko brolis, ir jie jį visaip koliojo ir keikė, nes sakė, Trumpas yra didžiulis blogis, ir sako, tas Elono Musko tėvas sako, įsivaizduokite mano nustebimą, kai Elonas padarė irgi šitokį posūkį. Bet, visą tai, kaip čia pasakius, atmetus, čia yra charakteringas dalykas, kad parodo, ant kiek revoliucinė ir ant kiek kitokia yra šita JAV administracija, jinai tikrai nesiema tų klausimų, neapeina, kurie yra, tarkim, bet kokia buvusi administracija per pastarosius dešimtmečius tikrai nebūtų lietusi tokių dalykų ir kaip visi žinome, jie nutraukė visus pabėgėlio prašytojus, visų prašymus ir atmeta, bet priėmė grupę pabėgėlių diskriminuojamų iš Pietų Afrikos. Ta grupė nėra tarp kitko didelė, ten buvo arti 59 žmonės, bet kaip simbolinis aktas yra parodyta aiškiai, kad tokie dalykai kaip žudyti kažkokią tai mažumą ir nesvarbu, kad čia skaitosi, jūs skaitote, kad jie kažkokie tai labai kalti dėl to, kad ten buvo apartheidas, bet žudyti būrus nėra skirtingai nei mano Pietų Afrikos teismai ir skirtingai nei mano daugelis Pietų Afrikos gyventojų, tai nėra leistinas šūkis ir nėra leistina platforma ir šita JAV administracija tokių dalykų netoleruos ir tai buvo pasakyta. Tarp kitko, dar apie Eloną Muską, tai irgi ne visi pastebėjo, bet to susitikimo metu ten dalyvavo ir Elonas Muskas ir labai šypsojosi. Tai, turbūt buvo ir koordinuota su juo, ir be jokios abejonės. Ir čia būtų galima atkreipti dėmesį, kad čia tikriausiai būtų indikatorius, kad Elonas Muskas nėra išspirtas iš administracijos, nes jeigu jis būtų negražiuoju išspirtas, jis šitame susitikime dabar jau, kai jis jau traukėsi iš visur, jis nebūtų pakviestas ir nedalyvautų. Elonas Muskas pats pasitraukė dėl savo verslo reikalų ir tas Daudžas, žinote, savo kažkokią misiją atliko, bet apie tai šiek tiek vėliau. Dar reiktų, aišku, paminėti, kad Donaldas Trumpas ir šito klausimu yra stebėtinai nuoseklus ir jo buvęs nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas interviu New York Times taipogi prisiminė, kad Donaldas Trumpas bandė šį klausimą kelti ir pirmosios kadencijos metu, tik tai žinoma, tuomet neturėdamas tokios patirties ir savo ištikimos administracijos, iš tikrųjų jis nesugebėjo šio klausimo aktualizuoti. Tačiau dabar situacija visai kitokia yra ir taipogi reikia prisiminti, kad tarkim pačioje kadencijos pradžioje Marco Rubio, valstybės sekretorius, atsisakė vykti į G20 grupės susitikimą Pietų Afrikoje, tarp priežasčių nurodymas ir šitą genocidą. Ir Donaldas Trumpas tikrai dabar rodo visiems, kad tais klausimais, kuriais jis turi aiškius įsitikinimus, jį perkalbėti yra iš tikro labai sunku. Dėl to aš manau, kad vėlgi Donaldo Trumpo rėmėjų tarpe labai pozityviai tas sutiktas šitas, spektaklis, taip, tai iš tikrųjų spektaklis, tai iš tikrųjų yra šou, tai yra Donaldo Trumpo stilius, kuris griauna visas ten diplomatinės normas ir visus precedentus, bet toks yra mūsų tėtušis, ar ne?
O dabar perinam prie dar vienos tokios naujienos šios savaitės, rezonansinės ir tipiškai savo stiliuje Tėtušis paskelbė pompastiškai apie naują gynybos sistemą, daugiasluoksnę, nuo įvairių grėsmių iš oro ir iš visokių balistinių raketų ir kruzinių raketų ir dronų ir ko tik tai nori ir iš visokio kosminio bombardavimo ir sistema, žinoma, daugiasluoksnė ir su komponentais, kurie būtų, jeigu ta sistema bus iki galo realizuota, būtų įdiegti ir ant žemės, ir ore, ir vandenyne, ir kosmose. Čia, aišku, tokias svarbiausias niuansas būtų ir labai visi, aišku, varvina seilę, visų pirma rangovai, bet ir visiems kitiems įdomu. Ir, aišku, pavadinimas labai Tėtušio stiliuje auksinis kupolas ir čia, aišku, iš vienos pusės tiesioginė aliuzija į žydų geležinį kupolą ir daugiasluoksnę oro gynybos sistemą, bet, aišku, Tėtušis nori padaryti visiškai kito lygio, su visiškai viską apimančiu, kaip čia pasakius, spektrų galimybių, ką ta sistema galėtų numušinėti ir nuo ko saugoti ir perėminėti ir stebėti. Ir kita aliuzija, aišku, tiesioginė yra į Žvaigždžių karų iniciatyva Reigano, kuri buvo irgi paskelbta dar 83 metais ir, kaip visi žinote, nors pati sistema iki galo, ir bendrai paėmus, jinai nebuvo realizuota ir techniškai buvo gerokai per ambicinga tiems laikams, tačiau ir sovietams gerokai strioko įvarė ir galiausiai prisidėjo prie sovietų žlugimo ir iš kitos pusės tos sistemos tam tikri vystymo komponentai ir visi tie moksliniai darbai, kurie buvo atlikti, bandant diegti tą sistemą, tyriant galimybės, galiausiai prisidėjo prie įvairių atradimų gynybos srityje, kurie iki šiol naudojami ir galbūt šį kartą jau ir pavyks, nes vis dėlto šių laikų techninės galimybės gerokai didesnės negu buvo prieš 40 metų. Čia tikriausiai visi sutiksime. Ir aišku, kaip minėjau, visi čia varvina seilės. Aišku, Trumpas pasigyrė, kad jau kanadiečiai nori irgi prisijungti, dėl ko tas visas Tėtušio džiaukas ar trolinimas apie Kanados prisijungimą, tai jis nėra visiškai tuščias reikalas. Ir tarp kitko dar viena naujiena, kuri pas mus praėjo pakankamai nepastebėtai, bet kanadiečiai galiausiai tyliai pabrukė uodegą, bet paskelbė, kad praktiškai tų atsakomųjų tarifų ten bus labai nedaug. Ir čia Bloomberg parašė straipsnį, praktiškai kanadiečiai susitaikė su tuo, ką Tėtušis pasiūlė jiems prekybos kare, tai čia dar žiūrėsime, kaip čia, ar nebus Kanada kada nors kažkokia forma pajungta prie Jungtinių valstijų. Bet čia biškį nukrypam į šoną, grįžtant prie tos auksinio kupolo Tėtušio sistemos, tai aišku svarbiausia klausimas visiems, kas ten diegs ir kas ten galės dalyvauti ir kiek tai kainuos. Tai pradžioje aišku skirti ir čia taipogi šią savaitę vyko didžiulės batalijos dėl biudžeto, tai pradiniam etapui skirti kuklus 25 milijardai, bet skaičiuojama, kad vėliau per 10-metį ta sistema turėtų kainuoti. Ir čia yra įvairių skaičiai, ten, o tais kukliais vertinimais, ten, ar tai 160 milijardų, ten pačiais didžiausiais vertinimais ir 500 trilijono viršį suma, bet nesvarbu, esmė tame, kad tai būtų didžiulė vėlgi iniciatyva, kuri leistų ir pastumti visas ribas, kas įmanoma ar neįmanoma, tarkim, kosmoso srityje ir taipogi leistų užsidirbti visiems gynybos gigantams. Ir čia, aišku, kalbama apie visus tos tradicinius, aišku, gynybos gigantus kaip Lockheed Martin ar Raytheon Technologies ar Boeing ar Northrop Grumman ar L3 Harris, visi tie, aišku, dalyvautų be vienokia ar kitokia forma, nes ir visos dabartinės oro gynybos galimybės JAV ten būtų integruotos į tą auksinio kupolo sistemą, bet, aišku, dar svarbesni šiais laikais tampa visos tos kompanijos ir startupai, kurie dalyvauja kosmoso užkariavime, taip pavadinkime, ir kosminėse taikymuose. Ir čia, aišku, visi spekuliuoja, ar SpaceX'as nebus pagrindinis
dalyvis ten diegiant visas kosminius elementus šitos auksinio kupolo sistemos. Ir taipogi, aišku, kalbama apie kitas karštas labai kompanijas, kurios irgi susijusios ir su Elonu Musku kažkiek, bet labiau su Peteriu Thielu, irgi garsiu žmogum, apie kurį esam užsiminę ir kurį reikia žinot. Nes yra tokios kompanijos kaip Palantir ir Anduril. Palantir yra labiau duomenų pusė ir dirbtinio intelekto ir visos žvalgybos informacijos rinkimo ir įvairių metodų. Ir Anduril irgi, aišku, yra dirbtinio intelekto komponentai, bet jie ir tą hardvarą kūrė ir visokius, dabar kaip tik ypač irgi pristatinėja visokius naujoviškus dronus ir kaip tik čia irgi prieš kokį mėnesį viešai pristatė savo Fury droną, kuris būtų kaip kompanionas tokiems naikintuvams kaip F-35 ir panašius inovatyvius, taip pavadinkime, sprendimus. Ir čia reiktų paminėti, kad šiuo metu tai turbūt viena iš tokių karštesnių temų visame gynybos pasaulyje, nes Kinija pastarosiam savaitėm griausmingai ir pompastiškai taipogi pristatė savo naujausią dronų nešėją, tokį orlaivį Jutian, kuris, kuomet bus visiškai išbaigtas, galės savyje nešti iki 100 autonominių dronų, paleisti tokį spiečių ir pats Jutianas galės skristi virš 15 km aukštyje, kas apsaugo jį nuo daugumos oro gynybos sistemų ir atskridęs link taikinio galės paleisti tuos dronus ir su tokiais ginklais kaip šitas Jutianas ir turės kovoti JAF naujos kartos gynybos sistemos ir tas pats geležinis kupolas ir būtent tokios kompanijos kaip Anduril turės siūlyti ir siūlo savo atsakus į kinų gynybos sistemas. Taigi negalima nuvertinti, kokios reikšmės dabar yra tokie startupai JAF, tokie privatūs startupai kaip Anduril. Ir šitoje vietoje, aišku, reikia paminėti, kad vėlgi Peteris Thielis ir Elonas Muskas pastaruoju metu irgi labai linksniuojami, ir čia jau kuris laikas tame kontekste, kiek ten įtakos jiems turi rusai, ar jų nenupirko. Ir šitoje vietoje reikia paminėti, kad prieš irgi kokį mėnesį Vokietijos ZDF kanalas parodė dokumentinį filmą su tokiu buvusiu FBI kontržvalgybos agentų vardu Jonathanas Buma, kuris apkaltino ypač Eloną Muską, bet ir ten buvo ir kaltinimai ir kitiems, kad jie buvo verbuojami ir visai Rusijos įtakos agentai stengiasi pakreipti juos į savo pusę. Ir žinoma, Peterio Thielio atveju, tai reikia pasakyti, kad Peteris Thielis tai tikrai nebuvo užverbuotas. Ta galima nuspręsti vien iš to, kad 21 metais jis tapo FBI tuo konfidencialiu informatoriu. Tai pradėjo liudyti FBI apie visus tos dalykus. Elonas Muskas to nepadarė ir Elonas Muskas neigia visas sąsajas. Ar jis kažkokius kontaktus palaikė su Rusijai artimai žmonėm ir panašiai. Čia yra visokių niuansų ir ten dar pernai Wall Street Journal patvirtino, kad būta kontaktų tarp jo ir Putino, kuriuos tas pats Elonas Muskas neigė. Ir to Jonathano Bumos teigimu Elonas Muskas buvo užverbuotas dėka savo polinkio į ketaminą, tai ir šiaip dėl gyvenimo būdo, kaip čia pasakyti, įdomybių, kad pomėgio moterims ir visiems kitoms linksmybėms. Ir čia, žinote, galite vertinti įvairiai. Vienas dalykas, aišku, tas Jonathanas Bumo ir jo kaltinimai nėra labai nauji. Jis pirmą kartą viešai išstojo 23 metų spalio mėnesį ir paviešino konfidencialią FBI informaciją. Ir tuomet, čia dar prie Bideno administracijos, FBI ėmėsi tyrimo jo atžvilgių, padarė kratas, pats Jonathanas Buma pasiėmė nemokamas atostogas, ir galiausiai, kadangi JAF veikia pakankamai tokie platus whistleblower protection įstatymai, tai yra tų informatorių, kurie
atskleidžia slaptą informaciją apsaugos įstatymai, tai jam nieko nenutiko iki pat jau šių metų kovo mėnesio, kada jis buvo areštuotas, bandydamas išskristi oro uoste ir dabar sėdi po namų areštų ir su kaltinimais dėl konfidencialios informacijos viešinimo. Čia galima įvairiai, aišku, vertinti. Aš irgi, žinote, nesu aklas ir pastebėjau, kad Elonas Muskas ir kai kurie su juo susiję asmenys yra kažkurio momentu apie tos pačios 22-23 metus nuo tos paramos Ukrainai perėjo į tą skeptiškesnę pusę. Čia, aišku, vėl, jeigu taip ieškoti sąmokslo teorijų, galima būtų išvelgti ir tą Pietų Afrikos pėdsaką. Dėl ko? Dėl to, kad, kaip visi žinome, pagrindiniai tie silicio slėnio gigantai, tai yra, ne gigantai, bet tie investuotojai ir tie šešėliniai ar nešešėliniai veikėjai, jie tarpusavį, jie yra susiję tam tikrą tinklą ir daugelis jų yra praėję tai, kas yra vadinama PayPal mafija. Tai yra tie žmonės, kurie buvo dar šio amžiaus pačioje pradžioje dalyvavo išvystant PayPal produktą ir padarant pirmą tokį sėkmingą po .cominį technologijų IPO, iš ko daug kas pasidarė daug kapitalo ir kūrė naujus startupus ir tuo pačiu metu plėtė savo socialinius ratus ir įtaką. Ir šitai PayPal mafijai priklauso tas pats Peteris Thilis, kuris ten buvo vienas pagrindinių jau investuotojų, tas pats Elonas Muskas ir dar tas buvo Davidas Saksas, kuris dabar yra šitos administracijos AI ir kripto caras, pavadinkime tą tokias turi pareigas, jį taip ir vadina AI ir kripto caras. Ir dar buvo vienas veikėjas, kuris buvo CFO PayPalo, irgi toksai Roelofas Botha. Ir tas Roelofas Botha buvo netgi anūkas, man atrodo, paskutinio Pietų Afrikos dar apartheidinio režimo užsienio reikalų ministro. Tai visi, tai ir Davidas Saksas, ir Elonas Muskas, ir tas Botha be abejo yra pietų afrikiečiai, ten gimė ir užaugė ir mokslus baigė. Peteris Thilas taipogi dalį vaikystės praleido Pietų Afrikoje, jo tėvas ten buvo inžinierius, dirbo, tai jis irgi mokyklą lankė kažkurį laiką Pietų Afrikoje. Tai čia galima būtų išvesti, žinote, tą Pietų Afrikos pėdsaką, kaip juos visus, ir čia šiandien tokia Pietų Afrikos tema, kaip juos visus sieja ir kaip juos visus bandė ten ar sėkmingai ar nesėkmingai rusai paveikti. Ir reikia pripažinti, kad ir to paties Davido Sakso, ten sekant Twitterio istoriją, taipogi jis yra išreiškęs ne kartą įvairių tokių, tarkime, kvestionuotinų ar prorusiškų pareiškimų. Tačiau, kaip minėjau, Peteris Thilas apie tuos bandymus jį verbuoti, jis atvirai informavo FBI ir jis yra daugybė šaltinių patvirtinančių, kad jis nuo 21 metų buvo FBI informatorius, tai bent jau Peterio Thilo tai jie atvirai nenusipirko. Sakau, dėl Elono ar ten Davido Sakso galima dar spręsti, ar jų tos asmeninės kažkokios nuostatos, kurias ypač Muskas nesibodi reikšti savo X postuose, ar nėra paveiktos tų bandymų rusų jį papirkti. Ar juos atvirai papirko, čia irgi, sunku pasakyti, ar rusai turėtų tiek pinigų ir galiausiai, tas kompromatas, tarkim, kad jeigu jie ir turi kompromato, kad Elonas Muskas vartoja ketaminą, apie ką ten daug kas plačiai kalba ir bendrai, man atrodo, kad jis net oficialiai yra pareiškęs, kad jis kažkokį tai ten mažas dozes vartoja kaip po legaliai, kaip dėl savo autizmo. Tai aš nežinau, ar tokiais dalykais jie galėtų jį taip prišantažuoti ir prispausti, bet tam tikrų indikacijų, kad Elonas Muskas turi kažkokį, kaip čia, soft spot ar kažkokią silpnybę rusiškai linijai ir prorusiškai informacijai, čia tas yra. Ir kaip jau minėjau, bendrai paėmus šitam visam MAGA judėjime yra ten paraštėse ir net ne paraštėse, o tokių asmenų kaip Tuckeris Carlsonas atveju, to Rusijos verštėjinimo tikrai daugiau negu mums norėtųsi. Bet, kad atsverti šitą, reikia pasakyti, kad tas pats Starlinkas Ukrainai tebetiekiamas ir tebeveikia, o tie ypač startupai, ir čia labai siūlyčiau atkreipti dėmesį, tie startupai, kurios
ypač remia ir kuriuos įsuko, tai pavadinkime, Peteris Thilas ir jo ten yra toksai Founders Fund, tai irgi jo visas tinklas investuotojų rizikos kapitalo. Tai ypač Palantiras ir Andurilas labai intensyviai veikia Ukrainai ir padeda Ukrainos ne tik ginkluotosioms pajėgoms, bet tarkim, tas pats Palantiras aktyviai bendradarbiauja su Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija, su skaitmeninės transformacijos ministerija, dėgia įvairius sprendimus mokykloms, universitetams, visai infrastruktūrai. Tai, pasakyti, kad šitie veikėjai visi kažkaip organizuotai veikia Rusijos naudai irgi neįmanoma, bet ir vėlgi reikia šiek tiek kritiškai žiūrėti vis dėlto į to Jonatano Bumos teiginius ir dėl to, kad ypač jų dabartinį paviešinimą prieš kokį mėnesį tam vokiškam valstybiniam kanale, čia yra irgi geopolitinio žaidimo dalis. Šitie vokiečiai irgi dabar turi daug priežasčių pykti ant amerikiečių ir ypač ant to Silicio slėnio visų žmonių, nes iš tikrųjų yra didžiulis konfliktas dabar tarp bendrai Europos ir JAV technologijų sektoriaus ir čia apie tai kalbėsime dar daug ir plačiai. Dėl to, kaip čia pasakius, aš neduosiu galutinio verdikto, ar Elonas Muskas yra, kaip čia pasakant, nupirktas rusų, ar yra šiaip kažkiek paveiktas, bet aš tikrai nemanau, kad jis yra nupirktas taip, kaip čia pasakius, ta tiesioginė prasme. Galbūt tiesiog jo iš tikrųjų tam socialiniam rate yra pernelyg daug žmonių, kurie turi tam tikras prorusiškas pažiūras ir jis, kaip čia pasakius, jas irgi kartais atkartoja. Bet kaip jau minėjau, ir ypač tų jau realių sprendimų, technologinių sprendimų lygmenyje iki šiol ir taip tai reikėtų omenyje. Ir Palantir, ir Anduril yra labai svarbus žaidėjai, augantis gynybos srityje ypač. Ir jie visą tą patirtį, visą tą know-how, kuris yra sukauptas Ukrainos kare, jie dabar, kaip sakant, dėgia ir visose NATO sistemose. Ir NATO vis daugiau perka sprendimų iš būtent šitų kompanijų ir Amerikos ginkluotosios pajėgos ir tas minėtasis auksinis kupolas bus labai, neabejotinai bus paremtas labai daug ir paslaugomis, kurios bus pirkomas tiek iš Palantir, tiek iš Anduril, tiek iš SpaceX tikriausiai, ir iš kitų gynybos gigantų. Tai aš manau, kad situacija nėra tokia labai bloga, bet iš kitos pusės taip, mums ir visiems europiečiams reiktų atkreipti dėmesį, kad neturėdami pakankamo Europos svorio šitoj aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto, visam Silicio slėnios ekosistemoje, nepakankamai turėdami žmonių ir neturėdami įtakos svertų, taip pasakykime, mes pralaimime, bet ir tą ideologinę informacinę kovą ir tai prisideda prie to, kad Ukrainos klausimas, JAV yra, kaip čia pasakius, nustumtas bent jau iš šoną ir didelė dalis žmonių tiesiog, kaip sakant, priima tą poziciją, kad, abi pusės ten yra blogos, padarom taiką ir vienu žodžiu pernelyg nesigilinam. Ir aš tikrai nesu iš tų žmonių, aš tikrai pas mane moralinis kompasas nenusimušęs, aš esu proukrainietiškas ir čia susilaukiu irgi kaltinimų, kad kartais pasakau, kad ką ukrainiečiai blogai daro, bet aš ne dėl to, kad aš jiems sėkmės nelinkėčiau, o dėl to, kad ukrainiečiai irgi kai kuriais savo veiksmais ir kai kuriais informacinio karo veiksmais prieš šitos žmonės irgi neprisideda prie bendrai situacijos gerinimo. Ir čia aš aišku nebesiplėsiu šitą temą, bet reiktų suprasti, kad JAV administracija dabar yra tokia, kokia yra ir joje taip, dabar gal Elono Musko ir neliks, bet Davidas Saksas tebėra ir dėl to, kaltinti juos visus ten visais blogais dalykais galima, bet tai daryti, žinote, irgi reikia mokėti labai subtiliai, ar ne? Tai tiek būtų apie geležinio kupolo sistemą, čia iš tikrųjų mes dar ilgai stebėsime, kas bus ar nebus realizuota, ar bus tokia sėkmės istorija, kaip pavyzdžiui buvo žvaigždžių karai, kad pati sistema nerealizuota, bet tos visos technologinės galimybės ir bendrai visas tas spaudimas sovietams padėjo juos sugriauti. Pažiūrėsim.
Aš bendrai paėmus, pasakysiu sąžiningai, pakankamai pozityviai žiūriu bendrais bruožais į tą techno-optimizmą, ar tokie žmonės kaip Markas Andresenas ir tas pats Peteris Thilas vartoja terminą technokapitalizmą, tai ką bando propaguoti šitie žmonės, tai yra bendrai optimizmą, kad technologijos ir dirbtinis intelektas ir visos tos naujos technologinės sritys ir technologiniai užkariavimai kaip kosmoso ir panašus, ir robotika ir panašus padės išspręsti ir ekonominės, ir visuomenės problemas. Daug buvo kalbų tarp kitko prieš Trumpo inauguraciją ir pirmosiam savaitėm šitos administracijos, kad mes čia gyvensime technofeodalizme. Ir šitą terminą vartojo ne tik Trumpo priešininkai iš demokratų stovyklos, bet ir tas pats Steve'as Bannonas, kuris, kaip žinome, labai negatyviai žiūri į tą patį Eloną Muską ir kitus, jis vadina juos oligarchais, kaip ir tarp kitko kai kurie demokratų atstovai. Aš taip nemanau. Iš tikrųjų, pirmi mėnesiai parodė, kad vis dėlto tų silicio slėnio gigantų įtaka administracijai jinai yra, bet jinai yra pakankamai kontroliuojama ir ribota. Ir tas pats Elonas Muskas, nors ir gražiuoju, geromis sąlygomis, bet kaip ir pasitraukia. Ir tie patys, tarkim, Apple'ai su visom savo investicijom į šitą administraciją, į inauguracijos tą fondą, taipogi šią savaitę sulaukė iš tėtušio tokio papeikimo, kuris pasakė, kad jeigu negamins iPhone'ų Amerikoje, tai bus 25% tarifas iPhone'ams, kas irgi numušė ir Apple kainą ir daug vėlgi visokių spekulacijų šiuo metu. Ir tas pats Amazonas, kurį irgi Jeffas Bezosas visai bandė prisigerinti, taipogi vienu metu dėl tų tarifų labai lobino ir niekaip nepavyko ir vienu metu net gazdino, kad tam pačiam savo amerikietiškam Amazone parašys, kuria dalis kainos atsiranda dėl tarifų, bet tėtušis vėl paskambino jam įniršęs ir perkalbėjo. Tai iš tikrųjų ta įtaka tų technofeodalų, tai pavadinkime, jinai yra, bet jinai yra ribota ir aš manau, tas balansas jis yra vis dėlto pakankamai sveikas, bent jau mano nuomonė, ir yra įvairių nuomonių. Ir iš tikrųjų, ką reikia pasakyti ir ką reikia visiems įsisąmoninti, ypač mūsiškiams, kurie perklauso vieną kitą kokio Elono Musko pareiškimą ar dar nors ir bijo, kad šita JAV administracija darys tą ar tą būtinai. Nebūtinai yra įvairiausių balsų. JAV šita administracija bando įvairiausius kelius ir bando surasti tą balansą tarp įvairių interesų grupių.